širkos, tai buvo myliu, nemyliu, spjaudu, bučiuoju, šitą net užsirašiau. Mokytoja Širkos jums abiem trim. Visos moklos frazės apie žolę. Tai Vidmantas Širkos jum abiem trims. Petkevičiūtės nebėkit kaip į 3 pasaulinį karą. Mokytojų sumanymų gal, nes, ką žinau, gerą humoro jausmą labai turi, tai nebūtų liūdna. Irgi bičiulių, nes gerai moka geografiją, tai gal padėti. Su auklėtoja, nes jinai labai rūpestinga ir patikima. Su šoku moka, nes vis dar šoku. Tai manau muzikos mokytoja, nes esu labai optimistiška. O mūsų muzikos mokytoja yra be galo optimistiška, nes jie geras žmogus, tai tikiuosi ir aš tikiuosi. Tai kažką taip panašakas. Žydronė. Stebėt Žydronė. Tai va, aš Žydronė, o tu... Sakė poezijai prie širdies, tai kažkokia turbūt lietuvių mokytoja. Į matematikos mokytoją auksuolį. Pilkas ir kai užsideda rožinius tokius marškinius ir dar čia tokia kažkokia violetinė. Tokia žiauriai cool atrodo tada. Ai, tai man jie visi vienodi, visada gražiai atrodo. O Jezu, aš jau net Tas pilkas, žinot, su atspalviu tokiu. Tokį biškį blizgančią, tokį čia. Toks tas pilkas. Jo visi kostiumai labai gražus, spalvoti, su akcentukais įdomiais. Kad pasidalinčiau su Giedre, nes jinai mūsų auklėtoja ir mes žinom, kaip jai patiko saldumynai. Nu, kada loteriją galima sudėjus laimėti? Tai, manau, būtų mūsų auklėtoja, nes tada jinai dalintųsi su visa klase, tai pavalgytų mokytoja ir klasė. Giedre geriausia. Tai gal mokytoja Kaupienė? Tomas Bičiūnas. Mankus. Nes jisai žinotų visus atsakymus per istoriją ir man labai gerai būtų. Gal muzikos mokytoja, nes man labai patinka muzikos pamokas ir būtų įdomu pažiūrėti. Su Kaupienė, dėl to, kad visiem irgi, man atrodo, mėgčiau rašyti, paskatinus. Nemėgsta. Su kūno kultūros mokytoja, Džinėlėnė, nes norėčiau turėti tiek manęs ir valgyti veganišką maistą. Aišku, kad kūno kultūros mokytojas Staselė. Tai aišku, kad kūno kultūros mokytoja Likauska. Tišerskinės, nes jinai dar ir ją paraginta. Tišerskinės. O kodėl? Nes tišerskinės. Tiesiog. Luškevičienės. Gal tai Šerskinės, nes gal patyrs labiau. Sprogdintoja. Manau, kad Tišerskinės. Nebūtinai reikia kviesti svečius, nes jie patys mums pasikviečia tam, kad išgerti arbatos. Anglų visas mokytos tokias labai linksmas, pas mus atrodo mano auklėtoja lietuvių mokyta Praškevičienė irgi linksmutė labai. Jo, esu sapnavus mokytoją Širką, kad kartu ten kariavom antram pasauliniam ir paskui lastėm ant garažėlių prie mano namų kartu. Tišerskinė parašė 2. Jo, esu susapnavęs, kad Edita Railė sako, Tadai, man rodos, tu pasirinkai A lygį. Ačiū Dievui, ne. Tai turbūt tada, kai užduoda kažkokius tai namų darbus ir labai tikisi, kad mes juos padarysim. Kai pasako, kad įrašys 2 ir neištrins ir visi, Ir jisai su tokiu šypsosi. Kai užduoda namų darbus ir įmeta tokį. Kai dalina kontrolinius darbus. toliau šypsokitės, kai dalinat kontrolinius. Nes mums tai labai pačia nuotaika. Sėkmės mums dirbant. Kai mes, kadangi abiturientas, mes išeisim, tai sėkmės jums. Tais mokiniais, taip, su jaunesniais. Kantrybė. Daug kantrybės, meilės mum, atlaidumo
ir gerų pažymių rašymo mums. Stiprybė su mumis. Aš visiems mokytojams norėčiau palinkėti kantrybės su mumis visais, ko tikriausiai visi dažniausiai linki. Ir taip pat dar norėčiau palinkėti daug metų šitoj mokyklai. Linkiu mokytojam geros nuotaikos, stiprybės ir mokant mus jaunus dalykus.